Daug visokių pereinamųjų formų nežudyk. Rizika, sveikatai ir gyvybei. Tai irgi yra nežudyk įstatymo laužimas. Bet kadangi tai jau žinot, gal jiem iškart nepavyks, reikės kažkokį laiką skirtam. Priklausomus, pavyzdžiui, nuo tabako, pavyzdžiui, nuo rūkymo, ar ne? Iš tikrųjų tai yra žudymasis. Tai yra savižudybės, lėtos savižudybės forma. Tai turbūt niekam klausimų nekyla, kad tai lėtas žudymas, kad tai visa eilė ligų ir net mirtinų tame tarpe tikimybė didėja susirgti. Ir ne tik plaučių vėžio ar gerklės vėžio, daugybė ligų, širdies, kraujagyslių ligos ir taip toliau. Tai yra tam tikra prasme savižudybė. Bet niekas nesako, kad tu staigiai tikėjęs pys ir turi staigiai numesti. Bet jau šitą dalyką tu palaipsnį tu vykdysi. Alkoholis taip pat. Mes alkoholį reikalavom, kad, pavyzdžiui, greitai žmogus mestų vartojimą. Bet, ne visiems išeina, jeigu žmogus 20 metų gėrė, gal jam nepavyks taip staigiai sutvarkyti su tuo. Taip, kad tas po truputėlį pereinam prie kito dalyko, praktiškai prie vidinės žmogžudystės formos. Tai yra neapykanta. Tai yra pasąmoninis noras, kad to žmogaus nebūtų, iš vis neegzistuotų, išnyktų. Tai tam tikra žudymo forma. Tai yra žudymo nuodėmės susimezgimas emociniam tokiam pasąmoniniam lygmenį. Ir su šituo reikia dirbti. Materializmas žalingas, kuris irgi žmogų kaip asmenybę naikina. Auka Dievui yra sudužusi dvasia. Atgailos reikalauja, ne kad gyvulį paaukotum už nuodėmę. Sudužusi dvasia tai atgailos. Čuva. Sudužus ir nusižemusios širdies tu Dieve nepaniekinsi. Taigi auka Dievui yra sudužusi dvasia, sudužusios ir nusižemusios širdies tu Dieve nepaniekinsi. Štai kodėl jis reikalauja. Tai va Senam testamente tas pasakyta. Pakartota įstatymo 10 skyrius, žiūrėkim 20 eilutė, kuris sako, bijok viešpaties savo Dievą, jam vienam tarnauk, glauskis prie jo vardu prisiek. Bijok viešpaties savo Dievo. Kartoja kelis kartus tą įstatymą. O kokia čia dar informacija užšifruota? Ką reiškia perkeltinė prasme, kabalistinė prasme bijo Dievo? Kabalistai skaitė raides, jų sumas, jų gematrinę prasme, nustato, kad bijoti Dievo reiškia neapykantos formą, blogiai. Tu privalai nekęsti blogių dalykų. Blogio mokytojų, blogų darbų, nuodėmių ir taip toliau, visą, kas veda į blogį. Tu turi to nekęsti. Ne tik tai, kad abejingai, kaip budistas, aš abejingai, ne, tu turi nekęsti šitų dalykų, Tora reikalauja. Tu negali būti abejingas tiem dalykam. Tu turi jų nekęsti. Patarlių knyga, 8 skyrius, 13 eilutė. Paaiškina, kas yra Dievo baimė. Viešpaties baimė brūkšnys nekęsti pikto. Išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu. Sako išminčių Saliamonas Patarlių knygai. Viešpaties baimė yra kas? Nekęsti pikto, išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos. Jeigu planuoji svetimauti, dar svetimausiu kokį mėnesį, paskui jau 2 mėnesį mažiau, 3, paskui jau pusmečio nebe. Negali būti tokį dalyką, staigi meti. Jeigu planuoji melagingai liūdėti, tai iš karto nutrauki tą dalyką.